Krentančios pasaulinės pieno kainos ES kvotų panaikinimas ir žemos tiesioginės išmokos ūkininkams gali sukelti krizę ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių pieno sektoriuje. Pieno produkcijos gamybos kaštai auga sparčiau negu pajamos, todėl ši ūkio šaka tampa nepopuliaria. Apie tai šiandien Infostudijoje kalbamės su Europos parlamento nariu Valentinu Mazuroniu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi Lietuvoje pieno supirkimo kaina yra mažiausia iš visų ES šalių ir ji yra net 3 kartus mažesnė negu Europos vidurkis. Kokia situacija kai kuriuose kitose galbūt ES šalyse, kaip jos tvarkosi su pieno ūkiu? Na, iš tiesų, reikia pripažinti, kad situacija yra ganėtinai paradoksali, todėl kad iš vienos pusės, kaip jūs teisingai sakėte, jeigu Lietuvos ūkininkam ten priklausomai nuo kiekio kitų dalykų, bet sakykime, sąlyginai 11 eurocentų mokama, tai Europoje vos ne 4 kartus daugiau. Bet tuo pačiu metu, kada pažiūrim kainas parduotuvėse, tai jos yra nei kiek nedidesnės, o atskirais atvejais ir mažesnės negu Lietuvoje. Tai ką tai reiškia? Iš vienos pusės, reiškia, žemdirbiai jau nebegali užsiminėti pienininkystę, nes jie jau muša, žinote, tos visus, reiškia, būgnus pavojų ir kalba apie perėjimą prie kitos veiklos. Tuo pačiu metu žmonės perkantis pieną mes prekybos centruose arba parduotuvėse, reiškia, nebegali įpirkti. Tai tie pinigai juk niekur neišgaruoja, jie kažkur tai pradingsta. Ir kodėl kitose valstybėse ta sistema tarp gamintojo, perdirbėjo ir prekybininko yra sutvarkyta taip, kad išlaikomos atitinkamos proporcijos, o pas mus Lietuvoje, mano giliu įsitikinimu, tiek perdirbėjai, tiek prekybininkai yra visiškai nevaldomi. Ir daryčiau prielaidas, teikti arba patvirtinti gali tik konkurencijos taryba arba teismai, daryčiau prielaidas, kad tai yra jų bendro apsitarimo, bendros politikos, reiškia, rezultatas, kadangi tų perdirbimo įmonių Lietuvoje nėra tiek daug, jos nesusijusios su pieno gamintojais. Ir kitaip sakant, kažkas tai iš tų žirklių, apie kurias mes kalbam, neblogai arba labai gerai gyvena, bet tai yra nesąžininga ir neteisinga. Ir tokia situacija, mano nuomonė, turi keistis. Mes turime iš vienos pusės rūpintis ir žiūrėti, reiškia, ūkininkais, kurie gamina pieną, iš kitos pusės ginti mūsų visų interesus. Aš suprantu, kad verslas turi uždirbti. Aš suprantu, kad, reiškia, verslo ir yra esmė pelnas ir kiti dalykai, bet negalima naudojantis išskirtinę arba dalinai monopolinę, reiškia, situaciją visos Lietuvos taip įžūliai prievartauti. Na ir ko gero dar vienas aktualus klausimas mūsų ūkininkams, tai ar bus kompensuojami ūkininkams nuostoliai patirti dėl Rusijos veiksmų? Aš galėčiau pasakyti savo nuomonę, kad turėtų būti kompensuojami. Jeigu mes kalbam apie tai, ar bus, tai žinoma, reikia kovoti ir nuo mūsų atkaklumo daug kas priklausys, bet čia yra vienas nedidelis niuansas. Europos Sąjungoje, kada buvo svarstama, man atrodo, buvo diskusija, ten konferencija Europos parlamente, kokia valstybė kiek patyrė nuostolių dėl Rusijos embargo, įvežimų ir panašiai. Tai Lietuva yra ta valstybė, kurios maisto pramonė patyrė pačius didžiausius nuostolius. Ten, jau pasakyti skaičių, bet man atrodo apie išvežamų tų produktų jų 38 ar kažkiek panašiai procentų, reiškia, krito išvežimai. Tuo metu, kada didžiųjų valstybių, ten Vokietijos, Prancūzijos ir panašiai, tai tie nuostoliai ženkliai mažesni procentaliai, ten keli procentai vienas kitas. Ir todėl Europos Sąjungos lygmenį ir Europos parlamente tos didžiosios valstybės, kurios ten turi didžiąją, sakykime, lemiamąją balso teisę, jos į tuos visus dalykus ir kompensavimus žiūri taip, sakykime, gal reikėtų kažkur taip, bet gal čia nėra taip labai ir panašiai. Ir todėl šitoje vietoje aš manau, kad labai daug priklauso ir toliau reikia kovoti visiems, pradedant europarlamentarus, baigiant mūsų vyriausybės atstovus, ministrus ir nebandyti, o kovoti, kad tas kompensavimas būtų maksimalus. Noriu tikėti, kad taip ir bus. Labai ačiū už pokalbį.